Sveiki! Ačiū Jums, kad Jūs žiūrite šitą video. Aš esu Donatas Brikas ir šiuo video aš noriu Jums parodyti milijonieriaus mąstymo seminare naudojamą T. Harvio Ekerio sukurtą pinigų valdymo sistemą, kuri beje yra tokia paprasta, kad ją gali naudoti net ir mažas vaikas, ir visai garbus amžiaus žmogus. Nereikia tam, kad naudotume tą sistemą, nereikia baigti nei aukštųjų mokslų, netgi galite ją naudotis nebaigę 12 klasių. Taigi šiame neilgame video jūs pamatysite, kaip reikia paskirstyti pinigus tam, kad jūs taptumėt finansiškai laisvi, ir tie, kas sugebėsit video peržiūrėti iki galo, suprasite, kodėl beje ne visiems žmonėms pavyksta šią sistemą pasinaudoti. Ir beje pavyksta tik nedaugeliu žmonių. Nors ir sistema yra paprasta, jie žino visi, bet pavyksta tik maždaug 3–5 procentam pasaulio žmonių pasinaudoti šią sistemą ir pasiekti finansinės laisvės. Ok, perinam prie sistemos. Ką sako T. Harvas Ekeris? Kada jūs gavot pinigų, dabar aš gavau 100 eurų, man visata atsiuntė 100 eurų, man juos reikia paskirstyti. Tai pirma, ką aš turiu daryti, tai aš turiu turėti 6 indus, į kuriuos aš skirstysiu pinigus. Mes turim tokius gražius indus, bet pas jūs tai gali būti ir pokeliai, gali būti stiklainėliai tie, kuriuos jūs perkat maksimui, agurkėlius ar dar kažką, arba tai gali būti tiesiog banko sąskaitos. Tai pirmasis indas ir pats nuostabiausias indas yra, kuris jums duoda finansinę laisvę, tai jis taip ir vadinasi finansinės laisvės indas. Dėmesio, pirma, jūs kai tik gavot pinigus, jūs turite išimti 10 procentų, aš čia turiu 100 eurų, tai 10 procentų bus 10 eurų, jūs turite įdėti į šitą indą. Kada 10 eurų įdėjote į šitą indą, sekantis labai svarbus indas, man tai jis labai patinka, jis yra education indas, tai yra dar viena investicija, yra investicija į jūs. Tai, kad jūs kiekvieną mėnesį turite skirti pinigų savo tobulėjimui. Nes žmogus tada, kada nustoja augti, jis nustoja ir didinti savo pajamas. Taigi dar 10 eurų paimam ir įdedam į tobulėjimo indą. Aš nebejoju, kad jūs kaip ir kiekvienas žmogus, jūs ne viską, ką jūs norite, galite nusipirkti iš vieno mėnesio pajamų. Todėl jums reikia sutaupyti ant tam tikrų dalykų. Sekantis indas tai yra ilgalaikių išlaidų indas. Pavyzdžiui, jūs norite patogesnės lovos, galbūt jūs norite geresnio būsto, patogesnės mašinos. Taigi jūs galite tik tada pirkti tą naują daiktą, kada jūsų indė yra tiek pinigų, kad užtektų jūsų daiktui, arba kada šiame indė yra tiek pinigų, kad jūs galėtumėte mokėti paskolą imdami iš šito indo. Taigi, sekančius 10 procentų mes įmetame į indą, kuris reiškia jūsų ilgalaikės pajamas. Skamba telefonas. Kai telefonas nustoja skambėti, žiūrime toliau. Sekantis indas yra labai nuostabus, tai yra jūsų malonybių indas. Tai čia taip gražiai parašyta play, jūs visi buvote maži vaikai ir atsimenate, kada žaidėte. Kai jūs buvot vaikai, už jūsų žaidimus apmokėdavo jūsų tėveliai. Bet deja, kadangi jūs dabar jau esat suaugęs ir norite, ir jūsų žaidimai galbūt yra brangesni, taigi tiem visiems žaidimam, visom jūsų linksmybėm ir malonumam yra skirtas specialus indas, tai yra indas, kuris vadinasi play. Indas į jį irgi taip pat su malonumu įmetame 10 procentų pinigų. Sekantis indas, kurio niekas neskriaudžia, nes neišeina skriausti, tai yra būtinųjų išlaidų indas. Jeigu jūs tų išlaidų nepadengsit, jūs tiesiog bus jums sunku gyventi arba iš viso atsitiks įvairiausių negerybių jūsų gyvenime. Tai yra visi jūsų mokesčiai, tai yra, ką jūs esate įsipareigoję apmokėti, tai yra tai, kad jūs perkat valgyti, jūs apsirengit, perkat drabužius, tai yra visos būtinos išlaidos, kurias jūs patirite per mėnesį. Kaip jūs galvojate, kiek mes pinigų turėtumėm duoti į šitą indą? Netgi 55 procentus. Taigi paėmam iš visų gautų pajamų 1, 2, 3, 4, 5 ir įmetame 55 procentus į šitą indą. Tuos pinigus mes visada išleidžiame. Ir sekantis indas yra, jis irgi iš esmės yra tarp jūsų, tai yra labdaros indas. Jūs turite dalintis, jūs turite padėti, jūs turite ugdyti savyje pertekliaus jausmą. Taigi kiekvieną mėnesį tik 5 procentus jūs turėtumėte įdėti tiem, kam tikrai pinigų reikia. Tie, kurie turi mažiau už jūs, kad jūs galite ne tik patys kurti savo gerovę, bet padėti ir kitiems sukurti gerovę. Taigi įmetame ir šitą indą 5 procentus. Man atrodo, kad sistema iš tiesų yra tikrai labai paprasta, tam nereikia aukštosios matematikos, tiesiog reikia suskirstyti 10, 10, 10, 10, 55 ir 5, tai sugeba ir antrokas. Tiek įskirstyti pinigus, beje, tai yra dedant grynus pinigus į indus, tai yra labai linksma, tai ne tik efektyvi, bet ir linksma pinigų skirstymo sistema. Ir aš iš karto žinau, kad pas jūs atsirado prieštaravimas. Ką daryti, jeigu aš negaliu atidėti, nes mano visas indas dar neužtenka, kiek aš turiu patirti būtinosiom išlaidom.
Aš pagalvojau, kad galime padaryti tokį testą. Ar sistema veikia su mažiau pinigų. Su 100 eurų ką tik matėm, kad sistema veikia ir mums pavyko. Nors ir kaip ir su trikdžiais, nors ir telefonas suskambėjo, bet iš esmės su 100 eurų mums pavyko. Pabandykime, kaip mums pasiseks su 1 eurų. Įsivaizduokite, kad jūs gaunate pajamų lygį 1 eurą. Ar pavyks mums iš tikrųjų pasinaudoti T-Harvo-Ekerio sistema ir efektyviai valdyti savo pinigus tam, kad dar šiame gyvenime mes pasiektumėm finansinės laisvės. Taigi 10% bus 10 centų. Pabandom pradėti nuo to, kad mes 10 centų iš 1 euro gautų pajamų mes įdėsime į finansinės laisvės indą, kurios pinigus mes investuosim savo ūkį. Matėt, pavyko, 10% įdėjom. Tada yra 10% mūsų mokymams. Lygiai taip pat paimam savo tobulėjimui, įdedam 10 centų į edukacijos indą. Irgi pavyko. Sekantis indas tai yra koks? Sekantis indas ilgalaikiam santaupom. Netgi ir gaudami eurą mes norime įsigyti kažką daugiau tam, kad galėtume sustupyti ir mūsų gyvenimas gerėtų. Taigi 10 centų įmetam ir į ilgalaikių santaupų fondą. Sekantis 10% eina malonumams. Pavyzdžiui, 10 centų galime nusipirkti čiulpinukų tikriausiai. Tai yra pakankamai malonu, tai 10 centų įmesti irgi pavyko. Toliau 55% mes paėmėm būtinosiam išlaidom. Įmetam 55 centus, mes įmetam būtinosiam išlaidom, irgi pavyko, nesvarbu, ir 55 gali neužtekti, ir 5 gali neužtekti, bet jeigu jūs naudositės tą sistemą, ateis laikas, kada užteks viskam. Ir 5 centus mes paaukojam tiem, kurie neturi net 5 centų. Taigi, kaip matot, ir su 1 eurų sistema veikia. Taigi, jeigu jūs norit pasakyti, kad visos knygutės, kurios vadinasi panašiais pavadinimais turtingas ir vargšas 2 mąstymo tipai, arba kaip uždirbti milijoną per 7 metus, per 7 dienas, arba galbūt 1 minutės milijonierius neveikia, taip, jos veikia. Tik jos veikia ne visiems pasaulio žmonėm, o veikia tik tais kai kurie. Matot, visuose knygutėse yra parašytos žinios, kaip tai padaryti. Ar žinios yra teisingos ar neteisingos, aš galvoju, kad aš jums praktiškai rodžiu, kad žinios yra teisingos, mes sudedam į šito indo pinigus mes investuojam, į šito indo pinigus mes investuojame save ir mokomės, šito indo pinigus mes taupom nusipirkti geresnę lovą, geresnę mašiną arba geresnės atostogas, šitą indą mes išleidžiam tiesiog savo malonumams, iš šito indo mes pragyvenam, kiek jau tame inde yra, iš tiek mes ir turime pragyventi ir šituo indu mes dalinamės su kitais, tie, kurie turi mažiau. Bet dabar noriu atsakyti į svarbiausią klausimą. Kodėl vis dėlto žmonėm neveikia ir to klausimo aš jums pasakysiu, kuom yra unikalus seminaras Milijonieriaus mąstymas. Dėl to, kad daugelį knygų jūs rasite ar tokią, ar labai panašią sistemą, su kuria jūs galite susikurti finansinę laisvę. Ir daugelį knygų, daugelį spykerių pristatytų sistemų, jos bus tokios paprastos, kad tiesiog juose susimauti nėra kaip. Jie gali padaryti antrokas, gali padaryti dvyliktokas, gali padaryti suaugęs žmogus. Nes ten nėra aukštosios matematikos, nėra trigonometrijos ir viskas yra pakankamai paprasta. Bet kodėl žmonės susimauna ir sako, kad knygutės neveikia. Jis milijonierius todėl, kad jis parašė knygą, todėl, kad jis dėsto seminarus ir jis moko įvairiausių nesąmonių. Taigi aš jums noriu atskleisti, galbūt jums ir žinoma, bet galvoju, jeigu tai daugelis žmonių sako, kad neveikia, tai yra vieša paslaptis. Yra labai svarbus momentas. Kaip elgėsi daugelis žmonių gavę šitos pinigus? Dažniausiai yra taip. Nors jūs ir naudojate sistemą, daugelis žmonių elgėsi taip. 1, 2, 3, 4, 5. Ir dėmesio pradžia prasideda nuo čia. Mes įmetam į šitą indą ir laukiam. Tai buvo mėnesio pradžia, įmetėm į šitą indą ir mes laukiam, kas bus. Mėnuo eina į pabaigą, mes negaunam dėl kol kas pajamų ir matom, kad mums šitame inde trūksta. Sakom, dar šiek tiek. Vieno dar nesibaigia, dar šiek tiek, dar šiek tiek, dar šiek tiek, dar šiek tiek. Ir dėja čia nebeliko. Tai yra pirmoji klaida, kurią žmonės daro. Ir tai yra klaida, kurią žmonės daro jie visą gyvenimą ir neauga, o visada ir gauna tiek pat pinigų, arba jeigu jų pajamos didėja, tai pajamos turi tokią labai įdomią tendenciją. Yra netgi toks dėsnis, didėjant jūsų pajamoms, didėja jūsų ir išlaidos. Kita labai dažnai pasitaikanti klaida, dėl ko žmonės susimauna, jie jau yra labiau performeriai, bet jie vis tiek susimauna, tai ką jie padaro, tai 1, 2, 3, 4, 5, atideda čia, tada labai greitai atideda čia, sako, reikia investuoti. Tai čia tie žmonės, kurie perskaitė daugiau knygučių ir apsilankė daugiau seminarų. Ir reikia investuoti. Tada tos pinigus čia ir palieka, bet juos reikia investuoti, atsiminkit, juos reikia investuoti, o ne palikti tame inde, tam, kad jie augintų kitus pinigus.
tada jie pagalvoja, kad reikia dar kažkam susitaupyti, supranta, kad jų baigia aukštąjį mokslą čia nereikia, va, ir tada vis dėlto pamato, kad dar kažkur pritruko, šiek tiek atsideda malonumą ir dar jeigu pritruko, tos pinigus išleidžia. Tai vienas iš scenarijų, bet jų yra labai įvairių. Ir kad daugiau nebeištęsti visų tų dalykų, kodėl taip atsitinka. Tiesa, dar apie vieną indą noriu papasakoti. Dažnai žmonės pamiršta šitą indą ir jį yra labai svarbu nepamiršti dėl to, kad šitas indas yra mums malonus. Jeigu žmogus deda į tos indus be malonumo, vieną dieną jam tai nusibosta ir jis sako, sistema neveikia ir aš daugiau to nebedarysiu. Žiūrėkit, aš dabar dėmesio, noriu jums atskleisti pačią pagrindinę paslaptį. Kodėl vieniems žmonėms šita sistema veikia, kitiems ne. Tada, kada mes gavom pajamas, labai svarbu, kaip mes jaučiamės, dėdami kiekvieną indą pinigus. Jeigu mes išimdami 10 eurų, mes galime jaustis kaip, aš tos pinigus čia įdėsiu, bet dabar pasaulyje yra krizė. Ir investicijos yra labai rizikingas dalykas. Ką aš jaučiu? Aš jaučiu skausmą. Ar aš ilgai galiu kentėti skausmą? Tiesiog kitą mėnesį, kaip aš su jais pasielgsiu? Aš sakysiu, geriau apmokėsiu mokesčius, geriau tas 10, kad tegul eina čia. Nes čia yra paprasčiau. Arba, jeigu aš čia jaučiu skausmą, pagalvosiu, pavyzdžiui, jeigu aš esu spenderis, pagalvosiu, kad geriau aš jau juos praleisiu savo malonumams, ir geriau paturėsiu. Bet dar dažniau pasitaikanti situacija, tai yra, kad žmogus įmeta į savo ilgalaikę santaupas. Investuosiu tada, kai turėsiu gerą lovą, arba investuosiu tada, kai turėsiu gerą mašiną. Taigi, dėmesio. Čia, kada jūs dedat pinigus, reikia jausti malonumą. Vau, šitas 10 eurų kažkada pavirs 100 eurų, o dar kažkada ir 1000 eurų. Ne? Tada sekantis indas, edukacija, lygiai tas pats. Jeigu jūs dedat, man gaila išleisti knygą, man gaila išleisti mokymą, man gaila išleisti tobulėjimą, tiesiog palaipsniui ranka čia dedant stoja. Ne? O tada, kada jūs dedat, aš pirksiu dar geresnius mokymus. Ir tada su malonumu, kada čia įkrenta, tada sistema pradeda veikti. Ne? Ir tada, kada jūs taupo čia paprastai žmonės gal ir jaučia malonumą. Daugiau žmonių pasitaiko, kurie jaučia malonumą, nes jie mato to daiktą, jie mato tą malonumą, kaip jie gerai jausis, kada jie turės platesnę, patogesnę ir minkštesnę lovą arba važinėsi su geresniu automobiliu. Todėl čia metai irgi su malonumu. Žaidimai. Malonumai savo. Vėlgi, kaip bebūtų keista, nors šitas indas asocijuojasi su malonumu savo, bet dėja žmonės sako, aš turėsiu tą malonumą kada nors ateityje. Dabar galiu pakentėti ir be malonumų ir geriau įdėsiu savo lovą arba mašiną. Ir vėl sistema pradeda nebeveikti. Ne? Ir sistema veikia tada, kada sako, šį mėnesį vėl aš leisiu savo. Apdovanosiu save įvairiais malonumais vien dėl to, kad aš į 3 indus jau sudėjau su malonumu. 55% į mūsų pragyvenimą. Taip, mes jos tiesiog reikia ar nereikia, mes jos išleisim. Kai kurie iš mūsų pragyvenimo pinigai, jie nėra man labai malonus, tiesiog mes turim mokėti už tai, kad mes kvėpuojam, turim mokėti už tai, kad mus aptarnauja, mes gauname vairias paslaugas, bet tai yra mūsų sąnaudos. To turi užtekti. Jeigu neužtenka, visada jūs galite susidėlioti kažkaip tokius dalykus, mokėti mažesnėmis dalimis, kažką pakeisti tam, kad jūsų 55% užtektų. Kada jūs naudositės šitą sistemą, šitas indas irgi didės ir kasdienį išlaidom jūs turėsite daugiau. Ir dėmesio, labai svarbu šitas indas, kurie žmonės irgi kartais atideda. Tai yra ne dėl tų, iš esmės žmonės yra egoistai. Netgi meilė yra egoistinis jausmas. Tai todėl, kada jūs dedate tą indą, jūs pratinat save jausti pertekliaus jausmą. Ir kokį jūs dažniau jausmą jaučiat, prie to jūs priprantat. Taigi, dėdami šitą indą, jūs suprantat, kad jūs turite daugiau negu kažkas ir jūs jaučiat perteklių. Taigi, šitas indas padeda jums irgi lygiai taip pat greičiau pasiekti finansinę laisvę, naudojant šitai tokią paprastą finansų valdymo sistemą. Ir dabar esminis dalykas. Aš jau paaiškinu, kodėl mes nukrypstam, nes ateina kalėdos ir mes suprantam, kad į šitą indą yra mesti skaudų, mes geriau mėsim į šitą indą arba sukursim finansinį laisvę. Ta prasme, santaupų daugiau mėsim. Bet nuo ko priklauso, ar mes dėdami į indą jaučiam skausmą, ar mes jaučiam malonumą. T. Harvas Ekeris sako, kad pinigų neturėjimas nėra problema. Problema slypi mūsų viduje. Taigi, aš šio video norėjau atskleisti ir tikiuosi man pavyko, kur iš tikrųjų viduje yra problema. Jeigu jūs dėdami šitą indą jaučiate skausmą, jūs tai galėsite daryti 3-4 mėnesius, bet ne ilgiau. Jeigu jūs esate labai valingas žmogus, galbūt jūs ištempsit 5 mėnesius. Bet žmogus negali gyventi skausmėje, žmogus turi gyventi balansą. Visų pirma, dėjimas į šitą indą galbūt sukelia skausmą, kad jūs negalite įdėti čia, bet tai priklauso ne nuo aplinkos, o tai priklauso nuo jūsų įsitikinimų. Nes matėt, kad sistema veikia ir su vienu euru. Pirmas dalykas, kada jūs dedat, tai yra jūsų įsitikinimai. Milijonieriaus mąstymo seminare jūs galite pakeisti įsitikinimą ir pradėti justis gerai tada, kada jūs pinigus dedat čia. Tai yra jausti malonumą.
jūs jaučiat pakilėjimą tada, kada jūs dedat pinigus čia. Antras dalykas, šitus pinigus reikia ne čia palikti, o juos reikia galbūt atiduoti brokeriam, galbūt kažkiek pačiam pasidomėti tai, kaip jūs galite investuoti pinigus ir gauti grąžą, kaip jūs galite investuoti saugiai, kaip jūs galite investuoti rizikuodami tik tais 1% ar 2% savo kapitalo ir naudoti tam tikras sistemas. Tada, kada jūs įdėjat pinigus, yra kita problema, kad galbūt jūs galvojate apie tai, kad investicijos yra labai sudėtinga, o kas sudėtinga jums sukelia skausmą. Bet tada, kada jūs naudojat šitą indą, kada jūs naudojat edukaciją, suprantat, kad daugelis sudėtingų dalykų tampa paprastais ir investicijos jūs galite rasti taip pat malonumą. Taigi vienas apribojimas, dėl ko ta sistema neveikia, todėl kad žmonės dėl šito indo netikė ir čia jaučia skausmą. Kitas apribojimas yra tas, kad žmogui nusibosta dėl to, kad jis nejaučia malonumo. Taigi vėlgi tai yra susijęs su jūsų įsitikinimu. Žmogus sako, kol aš neturiu namo, kol aš neturiu geros mašinos, kol neturiu geros lovos, aš negaliu leisti savo malonumus. Kol mano vaikai dar neįsimokslino, kol aš neturiu susikūręs gerovės tokios, kad galėčiau leisti savo malonumams, nenaudoja šito įrankio. O žmogus, kam? Kokia yra žmogaus misija žemėje? Kiekvieno aišku yra savo, bet žmogaus gyvenimo prasmė tai yra iš tikrųjų nugyventi maloniai. Nes mes gyvenam vieną kartą ir laukti ateities, nežinai, galbūt rytojus ir neateis, galbūt ir žiauriai nuskambėjo, bet gali rytojus ir neateiti. Tai todėl kiekvieną mėnesį jūs dėdami į indą, kuriame jūs leisit savo malonumams, jūs jausitės gerai ir jūs tiesiog dievinsit šitą sistemą vien dėl to, kad jūs iš jos jausit malonumą. Žinoma, šitame trumpiame video aš jums atskleidžiau tik tais labai nedaug įsitikinimų, kurie jūs stabdo tos pinigėlius dėlioti vienaip, kitaip ir tai yra skatina perdėlioti kitaip ir sakyti, kad sistema neveikia. Bet iš esmės milijonieriaus mąstymas yra toks seminaras, kuris padeda jums sudaryti balansą, jūsų vertybių, jūsų įsitikinimų balansą, kad jūs tos pinigėlius dėtumėt į kiekvieną indą su malonumu. Kiekviename inde matytumėt prasmę ir į kiekvieną indą dėdami jaustumėt malonumą. Ir dėmesio, kas svarbiausia, milijonieriaus mąstymo seminare jums padeda sudėlioti įsitikinimus ir taip, kad jeigu jūs į tą indą nedėsit, jums skaudės. O kam patinka, kada jūs blogai jaučiatės? Niekam nepatinka, kad blogai jaučiatės. Todėl jeigu jūs nors vieną mėnesį neįdėsite tam tikrus indus, nepaskirsite po milijonieriaus mąstymo, jūs jausit skausmą, jūs sakysite, aš negerai elgiuosi, jūs praradinėsit savivertę. Jeigu dėsit, jūsų savivertė kils. Taigi milijonieriaus mąstymas, koks yra skirtumas nuo knygų. Knygų jūs gaunate žinias, tai ką jūs gavote ir per šitą video. Žinios yra paprastos ir suprantamos netgi antrokai, ar ne? Pačia milijonieriaus mąstymo seminare jūs gaunate praktiką. Ir jūs, kodėl tai yra savaitgalis, kuris pakeis jūsų finansinį gyvenimą visam? Todėl, kad jūs ateinat vienas žmogus, kuris galbūt jaučia skausmą dėdamas čia 10% ir jaučia malonumą, pavyzdžiui, išleisdamas viską maksimum čia, čiukš su malonumu. Taip, kaip žinot, ne? Va, atėję į milijonierius mąstymą, jūs tiesiog sudedate įsitikinimus taip, kad visi indai tampa malonumu, o jeigu jūs ko nors indą nenaudojat, jūs jaučiat skausmą. Tai yra balansas, tai atsiranda taip, kad jūs šitą sistemą naudojate automatiškai. Žinot, kada žmogus kažką daro automatiškai, kada jis turi įprotį, tai skirstyti ir daryti, jis tada tikrai labai greitai gauna rezultatą. Va, jeigu jums patiko šitas video, jūs matote, kad jame yra naudos, jūs norite pasidalinti šitą sistemą ir su savo artimais žmonėm, kuriem galbūt matot, kad trūksta gyvenime gerovės, kuriem galbūt reikia paprastos sistemos, o nesudėtingų aukštųjų mokslų ir kurie gali pakeisti savo gyvenimą, pasidalinkit šio video, užsiprenumeruokit mūsų kanalą ir būtinai apsilankykit Milijonieriaus mąstymas LT. Beje, ten galite įsigyti tokius gražius bilietėlius, tai yra General Seat Milijonieriaus mąstyme, kuris Lietuvoje vyks, dabar artimiausias vyks kovo 4-6 dienomis Vilniuje Kompenso salėje. O jeigu jūs norite iš tiesų gauti dar daugiau vertės, ne tik su savo tais paprastais įsitikinimais, bet norit susitikti ir žmonės, kurie to moko, kurie jau milijonam žmonių padėjo pakeisti savo įsitikinimus, jūs galite įsigyti VIP bilietą. Jūs sėdėsit pirmose eilėse, gausit labai daug papildomas medžiagos, o kas svarbiausia, jūs gausit ne vieną tiesioginį pabendravimą su Markus de Marija ir su kitais tuo metu atvykstančiais į Lietuvą TIG Harvo Ekerio mokiniais ir įgaliotais mokytojais, kurie pakeitė jau ne vieno 100 000 žmonių finansinį gyvenimą. Ačiū Jums, kad Jūs žiūrėjote šitą video ir iki susitikimo kovo 4-6 dienomis Kompensa koncertų salėje Vilniuje.